kokios dozės. Žiūriu laikrodį, nes turiu dar vieną žinutę ir dar noriu pakalbinti šitas medikės. Tai va, Violeta, tu kaip medikė labai dažnai sako man irgi, va gerai, va kaip ir Aurelija, renginį pradėjo, va čia medikai. Man atrodo, nu koks skirtumas, kokia ta specialybė? Ar tu medikas, ar tu bankininkas, ar tu dar kažkokie, čia gali daug išvardinti tų. Ir jeigu tu žmogus pavartoji ir tu jauti pats ant savo kūno, ant savo organizmo, kad tie produktai padeda, tu gali drąsiai kitam rekomenduoti ir kada tu rekomenduoji iš širdies, nuoširdžiai, ir tada atsiranda ir sekėjų, ir tada tave išgirsta, ir tikrai tą gali daryti visi ir kiekvienas ir bet kas. Tai vat, Violeta, tu kaip medikė pasakyk, ar tau lengviau dalintis šitą informaciją, žinia, ar tave labiau išgirsta, kadangi tu esi medikė? Aišku, lengviau, todėl kad aš galiu palyginti cheminių vaistų poveikį. Aš mačiau farmacininkų visas suktybės, visas gudrybės ir palyginti, pavyzdžiui, tą pačią omega vaistinį, kur ten kainuoja 4-5 eurai, ir palyginti mūsų. Ir sudėti paanalizuoti ir žymiai lengviau, nes yra konkretus pavyzdžiai. Nu, iš tos pusės taip, jo, bet iš kitos pusės, aš galvoju, kaip ir sakiau, jeigu tu ant savęs patiri, tada tai... Taip. Tai gerai, ačiū, nes dar trumpinu. Erika, noriu paklausti tavęs. Dabar tu vat irgi studijuoji ir noriu paklausti. Mes, kai mokinomės ir gydytojai, kai mokinos, nieko nebuvo kalbama apie maisto papildus, apie profilaktiką. Buvo tik tai ligos. Tenai širdies, inkstai, kepenys ir taip toliau, vaikų ligos ir visa kita. Ar dabar jau yra kažkokių tai paskaitų apie profilaktiką, apie papildus, apie maistinės medžiagas? Apie papildus tai nėra, pagrindinai, kaip sakai, ligos. Yra tik tai tokias kaip sveikatinimo programos. Tai ta programa, kas susideda sveikatos piramidė, sveiko maisto piramidė, fizinis aktyvumas ir poilsis. Va šitie 3 dalykai. O apie jokius papildus nėra kalbos. Mes dar esam užklaususios irgi sakom, kaip jūs reaguojate. Tai vieni dėstytojai nuteigiama, taip pat kaip ir gydytojai. Paklaus gydytojai sako, tu pats rinkis, ką tu nori, čia nuo tavęs priklauso, nei už nei prieš nepasako. O mokyti tai to nemoka. Ir dabar dar. Tai vat kaip gaila. Ir nerekomenduoja ir net nekalba. Labai gaila, nes iš tikrųjų mes tai tą aš irgi to nesuvokiau, kol netėjau neonline, kol nepradėjau lankyti renginių. Ir pamačiau, kad tik tai papildžius maistą, maistinį medžiagą, yra labai daug pavyzdžių ir čia daugelis konsultantų yra girdėję, kad jeigu žmogus pabando suvartoti tiek, kiek rekomenduoja, kaip ir Erik sako, pagal tą maisto piramidę, tiesiog neįmanoma. Arba tu pavargsi, rūšiuodamas, skaičiuodamas tos produktus, kiek tau reikia kasdien suvalgyti, arba tu tiesiog vis tiek negausi. Ačiū. Roma, tai dabar tu man pasakyk, kokius tu produktus vartoji pastoviai ir kokius duodi vyrui. Ir kokias gal kažko tai nepaklausiau, gal dar kažką turi papildyti. Aš iš tikrųjų vartoju, kaip ir tu pati sakei, visą paletę. Nu, kaip vienam renginį, kai sakė kolegė, ko nevartoju, tai skalbimo miltėlį nevartoju. Bet aš iš tikrųjų vartoju viską. Aš vartoju viską. Ir kada man reikia, aš drąsiai pasididinu. Tikrai aš drąsiai, drastiškai pasididinu. Roma, gal pasidalink dabar čia paskutinę savo istoriją? Šeštadienį. Kur atvažiuojant pasakoji? Gerai, galiu pasidalinti. Tai žodžiu taip, mes turėjom išnaudoti Kalėdų senio kuponą atostogų parke, mes turėjom būti penktadienį ir grįžti sekmadienį. Aš ketvirtadienį nuėjau į darbą, nesuprantu, kas darosi. Tai man karšta, tai aš atsidarau langą, tai užsidarau langą. Tai man čia šiurpai, tai ne. Tai čia iš akių žaibai, tai čia iš akių karščiai eina. Nu toks ir kosulys kažkas nugalvoja, nu kažkas ne taip. Atein vienas man iš kolegų, sak, ir tu žiūri taip pat tą langą saldambai, kažkokį virusą turim darbe. Nu aš sakau, viskas, aš apie 2 valandą einu namo, jau buvau susitarus.
Tai žinok, aš parėjau, atsistojau va prie tokios spintelės, va taip sudėta pas mane, o aš stengiuosi vartoti taip, aš atsidarau paskutinę dėžutę ir uždarau užsakymą. Nu, tiesiog, kad niekada nepritrūkčiau, nors pritrūkau flavonoidų, tai ačiū Vilma mašinai sugelbėjo. Tai tiesiog atsidariau taip. Česnako C, kiek ten tame vienoj plokštelėje į lapelį, net nežinau, tai pusę lapelio į puodelį su arbata Neolife, vitamino C, taip irgi drastiškai neskaičiuodama, lašišos, visko, žinokit, visko, bet tokiom saujom. Ir ką jūs gal, kruciferus, betagardas, viskas. Nes reikia važiuoti. Nes reikia važiuoti, įsivaizduokit, o kuponas taip nuplauks, paskutinis savaitgalis tai dovanai. Ir ką mes penktadienį išvažiavom. Palauk, tu pasakyk, kad tu žadintuvą užsisakei. Ai, o naktį užsistačiau, galvoju, dabar reikia kažką daryti su gerosiom bakterijom. Česnako tiek išgerta, negalim, nes negalim, neveiks. Aha, naktį 2 valandą užsistatau žadintuvą, pabundu, visai išprakaitavus temperatūros, nežinau, kiek aš ten užmiegotom akims po kalcių ir amniotonų. Prisikračiau, išgėriau, išmiegojau, penktadienį išvažiavom. Galvoju, prisidėjo vėl visko tiek pat. Galvoju, ne, penktadienį aš jau į tas pirtis neįsiu, aš pagulėsiu, vyrs išvarė. Pagulėjau, kad 20 minučių, galvoju, ar aš dormu atvažiavau. Galvoju, atvažiavau ir gulų kambariai. Ne, galvoju, varau į pirtį. Pirtis pravalys, bet jau į ledinį baseiną, tai jau ne. Nuvariau į garinį pirtį, dar pavakščiau pulauk, nenoriu. Paskui nuvariau į sauną, į ledinį baseiną, įsėdu. Bet pirmadienį buvau dar. Man vienas iš kolegų nebuvo, kad tas, kurį darinėjom kartu.